pristato Europos metų automobilis Peugeot 3008. Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje. Tikriausiai jau visi vairuotojai žino, kad policijos pareigūnai patruliuoja ne tik su baltais žaliais, bet ir su nežymėtais, be skiriamųjų policijos ženklų automobiliais. Tikriausiai jau ne vienas yra su tokiu susitikęs ir akis į akį. Na, o šiandien mes papasakosime apie naujausius policijos pagalbininkus. Mes jau rodėme unikalų Kauno policijos Škoda automobilį, galintį vienu metu fiksuoti keliasdešimt įvairių pažeidimų. Panašius galingus ginklus prieš pažeidėjus įsigijo ir Vilnius bei Šiauliai. Pradėkime nuo šio miesto pažybos. Štai toks juodas Passat be skiriamųjų policijos ženklų, jau gavęs pravardę Ciklopas, pakeitė anksčiau Šiaulių kelių chuliganus gąsdinusi baltą Volkswagen Passat, kurį vietiniai vairuotojai vadino šaldytuvu dėl baltos jo spalvos. Naujasis pažeidėjų siaubas gerokai skirsis nuo pirmtako ne tik gamybos metais, bet ir įrangos naujumu bei jos galimybėmis. Naudodamasis progą padėkosiu Šiaulių miesto savivaldybei, kuri įsigijo greičio matavimo sistemą Stalker amerikiečių gamybos ir perdavė mūsų žinion jo naudotis, fiksuoti pažeidimus. Tai ta sistema yra sumontuota į Volkswagen Passat automobilį, kuri gan efektyviai naudojama fiksuojant greičio viršijimo atvejus Šiaulių mieste. Na, šis automobilis galbūt išsiskiria iš prieš tai mūsų naudotų greičio matavimo sistemų tuom, kad vienu metu sugeba fiksuoti 32 važiuojančių transporto priemonių greitį. Taip pat išsiskiria tuom, kad parodo kiekvieno važiuojančio automobilio greitį, kas skiriasi nuo prieš tai mūsų naudotų greičio matavimo sistemų. Tai jeigu į kadrą papuldavo du automobiliai, negalėdavo atskirti, kuris tai automobilis viršė. Šis naujasis prietaisas išskiria kiekvieną automobilį ir parodo kiekvieno važiuojančio automobilio greitį. Kiek laiko jį jau turite ir galbūt aiškus kokie nors rezultatai? Šį automobilį naudojam nuo vasario mėnesio pabaigos, tai rezultatai tikrai jaučiasi. Per pačią pirmąją naudojimo dieną buvo užfiksuota per 100 kelių eismo taisyklių pažeidėjų. Tai čia būtent Šiaulių miesto, Šiaulių apskrities gyventojų. Automobilis jau pakankamai žinomas, nes socialiniai tinklai dabar irgi dalinasi visi informacija, tai iš tikrųjų yra džiugu, kad žmonės tarpusavį dalinasi, pasisako, kur matė, kad pastatytas. Tai nuo to tikrai tik tai eismo saugumui geriau yra. Nuo antradienį Vilniaus pareigūnai pristatė dar vieną ginklą kovoje su pažeidėjais – nežymėtą Audi A6 Quattro. Naujoji Audinė yra panaši į mūsų jau rodytą Škodą iš Kauno. Ji taip pat yra aprūpinta moderniausia greičio matavimo technika, kuri vienu metu gali fiksuoti kelias dešimtis greitį viršijančių mašinų. Tačiau mes taikysim tokią sąlygą, jisai vis dėlto fiksuotų vieną automobilį, tai yra iš srautų išsirinktų patį greičiausią, numatuotų jo greitį ir suformuotų pažeidimo protokolą būtent tam automobiliai, kuris greičiausiai važiuoja. Vėlgi turi galimybę šis automobilis aplenkti stabdomą automobilį ir ant galinio stiklo, kaip matote, yra užrašas, atsiranda, kokius nurodymus turėtų vykdyti vairuotojas. Be to, ši nežymėta transporto priemonė turi valstybinių numerių atpažinimo sistemą, kurios dėka suformuoti pažeidimą su įrodymais ir išsiųsti jį pažeidėjui galima net nesustabdžius kelių eismo taisyklių pažeidėjo transporto priemonės. Taip pat automobilio sekimo sistemos gali suformuoti administracinio nusižengimo protokolą už vairavimą neapsidraudus, nepraėjus techninės apžiūros, o taip pat nustatys, jei automobilis yra ieškomų transporto priemonių sąraše. Naujojoje Audi yra ne tik gausybė įrangos, bet jis ir labai greitas. Automobilio variklis turi 267 arklio galias. Laida Ne vienas kelyje nutarė patikrinti, koks šis policijos pagalbininkas yra iš tikrųjų. Tad išvažiavome į reidą. Trumpam atvykome į Mokslininkų gatvę ir čia, kur leistinas maksimalus greitis yra 40 km/h, policijos patruliai fiksavo tuos automobilius, kurie greitį viršijo daugiau nei 15 km/h.
važiavome į Geležinio Vilko gatvę. Pakeliui dar užderėjo derliaus. Nuo Geležinio Vilko gatvėje ties perėja, kur greitis mažinamas iki 50 km/h, padidinome prietaiso toleranciją iki 25 km/h viršaus. Aparatūra dirbo išsijuosus. Po reido pusvalandžio mes suskaičiavome nelinksmą derlių. Fotografijų su skaičiukais raudoname plote buvo daugiau nei 50. Tai reiškia, kad tiek vairuotojų gaus nelabai malonės dovanėles paštu, o kai kas galbūt net ir su vairuotojo pažymėjimu atsisveikins. Tačiau po pastarųjų rezonansinių įvykių ties Kaunu matyt ne vienam vairuotojui gali kilti klausimas, kaip turi atrodyti ir kaip turi stabdyti panašus policijos keturračiai. Kaip atskirti, kada stabdymas yra sankcionuotas ir ką reikia žinoti vairuotojams. Siekdami užtikrinti saugų eismą keliuose, kelių policijos pareigūnai gali patruliuoti ir nežymėtais policijos automobiliais. Tai vadinama neviešu patruliavimu ir tai yra teisėta. Praėjusio mėnesio liūdni įvykiai privertė dar kartelį atkreipti dėmesį į tokius policijos automobilius. Kaip turi vykti toks patruliavimas, kaip vyksta vairuotojo stabdymas nežymėtų policijos automobiliu. Policijos pareigūnas užfiksavęs pažeidimą su specialiu transportu, nežymėtais skiriamaisiais ženklais, visada prisigretina prie pažeidėjo. Įjungia švyturėlius. Švyturėliai turi spindėti 360 laipsnių kampu. Jeigu tai nepadeda, papildomai dar yra uždedamas švyturėlis ant stogo, kad eismo dalyviai dar geriau galėtų matyti. Jeigu ir tai nepadeda, tada pareigūnai privažiuoja iš kairės pusės, parodo, kad jie yra uniformuoti. Vairuotojas mato, kad tai sėdi uniformuoti pareigūnai. Taipogi yra skritulys naudojamas šviesiai atspindintis. Tai manau, kad tikrai užtenka pagrindo įsitikinti, kad tai yra tikrai policijos pareigūnai. Ir kai jie sustabdo automobilį, kaip jie turi elgtis prieš vairuotoją, kad jis atskirtų, kad tikrai sustabdė pareigūnai. Na, vienareikšmiškai policijos pareigūnas sustabdęs transporto priemonę, prieina prie transporto priemonės vairuotojo, prisistato, pateikia, jeigu reikia, savo tarnybinį pažymėjimą, jeigu kyla kažkokių klausimų ar niuansų. Taipogi paaiškina, kokia priežastis buvo stabdymo, ką pilietis pažeidė. O jeigu vairuotojas netiki, kad stabdo į policijos pareigūnai, kaip galima įsitikinti? Iškilus abejonėms, kad gali stabdyti ne policijos pareigūnai, siūlome skambinti bendrą pagalbos centrą, nemokamų telefonų 112 ir vadovautis nurodymais bendro pagalbos centro pareigūnų. Turime priminti ir dar vieną svarbų dalyką. Tamsiu paros metu mes taikome taip, kad tokie automobiliai neturėtų dalyvauti policinėse priemonėse ir neturėtų stabdyti transporto priemonių, tačiau juos naudojame ne viešam patruliavimui, tai yra aplinkos stebėjimui ir pagal įstatymus, jeigu policijos pareigūnas pastebi, kad yra daromas nusikalstama veika arba kitas administracinės teisės nusižengimas, privalo imtis priemonių, kad tas pažeidimas ar nusikalstama veika būtų nutraukti. Todėl negalime eliminuoti tokio atveju, kad ir tamsiu paros metu šitas automobilis atliks kažkokią tai funkciją. Nesvarbu, ar dieną, ar naktį, jeigu jums kilo įtarimų dėl policijos patrulių, skambinkite telefonu 112 ir bendrojo pagalbos centro darbuotojai jūs informuos, ar policijos patruliai yra tikri, o galbūt jums jau reikia ir pagalbos. Na, o mes trumpam dabar išsiskiriame ir susitiksime po reklamos. Laidą pristato Europos metų automobilis Peugeot 3008. Tęsime laidą ir tęsime reportažų ciklą apie tai, kaip gimsta vairuotojas. Praėjusiose laidose mes išrinkome vairavimo mokyklą, instruktorių ir mūsų jaunąją mokinę. Na, o šiandien išvysite pirmasias jos pamokas ir pirmąjį važiavimą, kuris beje vyks ir bendro naudojimo keliuose. Čia
ARV Auto mokyklos klasė. Čia mokosi būsimi vairuotojai, tarp jų ir mūsų mokinė Rasa, kuri turi išklausyti 40 valandų teorijos kursus. Gilyti žinioms be pamokų ARV Auto suteikė testų sprendimo platformą internete. Lygiagrečiai teorijai, kad geriau įsisavintų žinias, ne tik tai, kad dėstom žodžiu ten multimediją ir taip toliau, kad dėstytojai veda paskaitas, naudojam testavimo programas, turim sukūrę savąją testavimo programą, per tos testavimo programos dėja jungiam tik mūsų mokyklos mokinius. Šiai dienai bent jau 4 mėnesius, neribojant paroje laiko, jisai gali mokytis, spręsti tuos testus ir mes čia truputėlį taip jau gal skambiai vadinam, kad tai yra pirmas žingsnis į tokį ir nuotolinį mokymą. Kodėl? Todėl, kad mes galime matyti, kada jisai sprendžia, kiek sprendžia, kokias klaidas daro ir jeigu mokinukas sako, kad gavau situaciją neaiškę, vakar spręsdamas testą ar vieną ar kitą, taip mes galim taip liaudiškai šiandien šnekant atsukt filmą, pasižiūrėti, ką sprendė, kokias klaidas padarė, kokius klausimus gavo. Tai vėl yra tam tikras bendravimas su dėstytoju dar dėl geresnių kelių eismo taisyklių ir eismo saugumo supratimo. Dabar Rasa studijuoja vairavimo teoriją ir kelių eismo taisyklės, tačiau jau netrukus jis sės į automobilį. Jos laukia pirmoji vairavimo pamoka. Kol kas mes praleisime būsimo vairuotojo pradžiamokslį. Be abejonės, tai bendrosios taisyklės. Pirmas dalykas, mes apsitarėm dėl telefono, dėl laiko, dėl tų visų niuansų. Vienas iš dalykų yra apranga ir ypač avalynė yra svarbu. Sėdėsena. Pirmasis pajudėjimas. Ir stabdymas. Tai va, čia Rasa mūsų pakilimo takas dabar. Skrisim. Žinau, kad galim. Mes nerealūs. Gerai. Tikslas yra man spėti pakeisti pavarą iki kol pasibaigs pats šitas vyras. Nu, bandykim. Žiūrėk, jeigu dabar padarau avariją, tai tu kaltas lieki. Kad nepadarai avarijos. Gerai, pavarą. Gazą. Dabar daryk, kaip aš dariau prieš tai. Perjunk pavarą. Reikia sankabą spaust. Gerai, kad gazą atleidai, gerai. Dar nevėlu. Spaust sankabą dabar. Antrą pavarą perjunk. Taip, perjungiau, dabar aš to padėjau. Sankabos nepaleisti kitą kartą be reikalo. Dabar va taip po truputį suksim čia į kairę. Dabar mes pasimokysim ir stabdį įjungti ir vairą sukti. Normaliai jau. Ranką ant vairo iš viršaus ir čia visą laiką ranka su cigaretė tarp pirštų va taip, žinai, yra uždėta. Tai ko gero, kad ta rizika gerokai didesnė. Taip pat praleisime ir pasiruošimą važiavimui gatvėmis. Apie tai galbūt vėliau. Veidrodėliai, dėmesingumas ir visa kita. Taikliau tą kiek eismo juostą. Tiesink. Tvarkoj. Nu, šiek tiek jau moki, kažką jau, ar ne? Jau sėdėjai pasukt, nebūčiau tikras. Dabar prieš posūkį sustokim tenai. Dieve, čia kitą mašiną prie Taip, ir ją irgi baisu nemanyk, kad čia tik tau vienai. Nu, o dabar mūsų laukia bene didžiausia intriga. Pirmasis važiavimas į gatves pačią pirmąją vairavimo pamoką. O intriga tame, kad būsima vairuotoja Rasa paniškai bijo greičio. Šiek tiek moki pradėti važiuoti, moki perjungti pavarą, bent jau iš pirmos į antrą tai tikrai, trečia tai tikrai bus reikalinga. Tai va, tavęs laukia dabar važiavimas į gatvę. O galim dar nevažiuoti? Netrukus važiuosim. Jungiam pavarą, važiuojam vėl į kairę. Tačiau realybės šou tikslas ne tik išugdyti gerą vairuotoją, bet ir peržengti baimių slenkstį. Taigi, pradžioje mūsų herojams teks įveikti šią užduotį. O galim nevažiuoti? Reikia. O galim nevažiuoti, prašau. Rodam kairį posūkį. Važiuojam. Ne, bet čia yra mašina, aš galiu žmonės sužeisti. Nėra čia tų mašinų. Ir važiuojam toliau. Ne per daug suk, gazuok, taip, arčiau dešinio krašto, didini greitį. Perjunk pavarą į antrą. Aš bijau. Nu nebijok, necypk. Perjunk. Kai jungi pavarą, gazą atleist galima. Atleist sankabą dabar. Važiuojam.
Gazo, 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 gazo. Jungiam trečią pavarą. Penkta, čia trečia. O dabar atleis sankabą. Nereikia. Aš bijau. Kalbėk viską, sakyk, ką jauti. Aš bijau. Gazas spaus. Bijau. Spaus. Bijau. Reikia. Nereikia. Spausk. Neklyk. Ir vairo nepaleis. Šiaip jeigu ką tu būtų pasiruošęs vėl vairą, nes aš tikrai paleisiu. Tai jau patikėk, koks aš pasiruošęs. Neklyk. Ir nedaryk drastiškų veiksmų. Ramiai. Čia nėra tokio streso, kai tu pati savo susikuri. Ramiai važiuoji. Kažkaip tas akceleratorius atsileidžia. Aš tik paspaudžiu, bet jis kažkaip atsileidžia pats. Tiesiog nereikia. Tu ten iš apačios ko užkišai atkeli? Kaip viską galima atsukaliau. Pala, man stabdyti čia reiktų spausti. Reikėtų truputį pastabdyti. Kodėl čia mašina. Nestabdyti daugiau nebereikia. Leidžiamės. O Dieve, ten fūra važiuoja. Jeigu aš į fūrą atsitrenksiu, tu primeti, kaip čia baisu bus. Susipakam. Žiūrėk, pravažiavau 3 mašinas ir nesuklikiau. Jau tu tobulėjai greitai. Jungiam antrą pavarą. Čia taip. Važiuojam, taip, apsisukam. Kur ką? Čia Kas taip. Atleidžiam sankabą, važiuojam toliau tiesiai. Gazą spaudžiam. Vėl jungiam trečią pavarą. Palauk. Bandom jungti ketvirtą pavarą jau. Turim tai. Pabandykim. O galim nejungt? Ne, reikėtų jungti. O čia galima mus lenkti? Ne, jam nebuvo leidžiama, jis pėsčiųjų perėjai. Jis tarp pėsčiųjų perėjai lenkti? Taip. Tai čia iš vis dvigubai blogai. Nu, gal net ir dvigubai, jau dar daugiau, bet Aha. tai yra tikrai blogai. Kai suksim į dešinę, tai turėtume sukti aišku tik tada, kai pirmą suksim, o paskui čia spėsim įjungti dar ir antrą. Įsibėgėsim su pirmą, paskui iškart perjungsim į antrą. Tikrai taip. Ar tikrai spėsiu? Tikrai. Jeigu reikės, aš padėsiu, bet spėsiu. Levo lapas irgi taip įdomiai manevruoja, posūkio signalo nejungia, bet persirikiuoja. Pirmą pavarą įjungiam ir vėl važiuokim. Tos moterys eis, sustokim ir paleiskim, jeigu jos neišsigas mokomai automobilį. Neišsigando, važiuokim toliau. Dabar pradėkim judėti. Čia man ar jiem pirmenybė? Tau, O kodėl jis tiesiai. važiavo ir nepalaukė? Jis nesileikė taisyklių. Taip dabar. Dabar neskubėk, tęsk akceleratorių, jung dešinį posūkio signalą. Tam važiuosim dešinėje ir sustosim. Dabar patrauk stabdį. Laisvą pavarą, leis sankabą ar ne. Stabdį dabar galima, dabar reikėtų išjungti variklį. Kaip jautiesi? Čia yra žiauriai baisu. Na, kad čia baisaus. Čia viskas yra įveikiama. Kaip žmonės sugeba vairuoti mašinas, tu man paaiškini. Tai aš to jau ilgokai aiškinu, ką reikia daryti, jei nori vairuoti automobilį. Viskas yra įveikiama, tik yra natūralu taip pat ir tai, kad ne viskas iš pirmo karto ir labai lengvai. Nu šiaip, kaip įmanoma žiūrėti kelią, perimti šitą taisyklingai, spausti sankabą ir ruoštis spaut gazą, nes tau reikia... Čia būtent ir pasireiškia gero vairuotojo gebėjimai paskirsti dėmesį ir atlikti keletą... Kartais taip atrodo, kad reikia 3 ar 5 akių, bet reikia sugebėti. Ta atkarpa čia, kiek nuvažiavom gatvėje, tai be abejo, kad dar čia šiandien didelių rezultatų mokyme nedavė, bet aš manau, kad tau seksis neblogai tiesiog pasakyti. Bet tai kiek žmonių nesilaiko taisyklių? Yra masinis taisyklių nesilaikymo reiškinys. Čia žiauru. Masinis taisyklių nesilaikymas.
Nu ir ta prasme, kai aš ir gaunu. Retas, kuris apskritai važiuoja pagal taisyklės. Aš suprantu, va, tos vairuotojus, kurie turi ilgą stažą, moka vengti, bet tarkim, toks lapas kaip aš, važiuočiau, taigi čia pilna yra pavojų. Tu dar ne lapas, ne. Nu tai gerai, tai bet šiaip. Tu, kai jau lapas, matai, važiavo ir tas, jis ką tik baigė vairavimo mokyklą, ką tik išmoko ir va, jis tokių dar atlieka manevrų. Tai... Čia yra baisu, čia yra žiauriai pavojinga. Štai tokie mūsų jaunosios herojos pamastymai, kurie turėtų priversti susimastyti kiekvieną vairuotoją. Kitose laidose mes tęsime pasakojimą apie Rasos mokymąsi. Na, o šiandien apsilankykime prieš savaitę pasibaigusioje Ženevos automobilių parodoje. Į garsiuosius pasaulio automobilių salonus vykstame lyg pas burtininkus. Mat čia norime sužinoti ateitį, automobilių ateitį. Apie tai mūsų reportažas iš Ženevos automobilių salono. Visi esame pamišę dėl crossoverių, visi norime sėdėti aukščiau ir atrodyti kiečiau. Automobilių gamintojai tai puikiai supranta ir vos spėja tenkinti mūsų norus, kurdami vis naujus ir naujus modelius. Štai Range Rover vėl pasistengė ir sukūrė dar vieną labai gražų automobilį Velar. Prabangių visureigių karalius Range Rover trokštamas daugelio, tačiau ne visų įperkamas. Prieš 5 metį Land Rover kompanija pristatė gerokai mažesnę Range Rover versiją Evoque, bet yra tokių, kuriems Evoque per mažas, o tikrasis Range Rover per didelis. Britai šiems automobilininkams pateikė naujieną Range Rover Velar. Visureigis, kaip teigia gamintojai, pasižymės šiai markiai būdinga prabanga ir rafinuotomis važiavimo savybėmis, milžiniškais ekranais ir gražiai jų grafiką lepins vairuotoją salone. O kad užsižiopsojęs jis nepatektų į avariją, prižiūrės moderniausios saugumo technologijos. Nepaisant milžiniškų asfaltui skirtų 22 colių skersmens ratlankių ir žemai nuleisto kėbulo, gamintojai teigia, kad Velar, kaip tikras Range Rover, galės išsikapanoti ir bekelėje. Turbūt niekada nepagalvojote, jog turtingoje Šveicarija ir Lietuva turi bendrą vieną bruožą. Tai Subaru automobiliai. Mes lietuviai ir šveicarai juos mėgstame vienodai ir esame pagal parduodamų automobilių procentą lyderiai pasaulyje. Tad nieko keisto, jog būtent Ženevos automobilių salone buvo pristatytas naujasis Subaru XV. XV tai kompaktinės klasės crossoveris ir jo stiprioji pusė – aktyvus saugumas. Mat, kaip žinia, beveik visi Subaru automobiliai turi 4 nuolat varomų ratų transmisiją bei žemą svorio centrą dėl horizontalių opozicinių variklių. Taip sukonstruotos mašinos yra puikiai valdomos net ir labai slidžiame kelyje. O Lietuvos Subaru atstovai atvirauja, kad senesni XV buvo Kauno, o ne Vilniaus automobiliai. Mat, kauniečiai juos labiau pirko nei vilniečiai. Lietuvoje mylimas kiškutis, tai yra Nissan Qashqai patyrė kosmetinę operaciją. Pasikeitė jo dailus snukutis, užpakaliukas, taip pat šiek tiek pakeitimų viduje, o svarbiausia išgydytos jo charakterio visos vaikiškos ligos. Taigi naujųjų kiškučių savininkams reiks dar rečiau užsukti į techninio aptarnavimo dirbtuves. The new Nissan Qashqai is here for many years and still leading the crossover segment, I must remind. Nissan Qashqai rinkoje jau daug metų ir jis vis dar lyderis crossoverių segmente. Visas atnaujinimo grožis slypi atletiškesnėje išvaizdoje interjere.
Bet svarbiausia, kad Qashqai siūlo moderniausias, inteligentiškas technologijas, kurios mums padeda siekti tikslo, kad automobiliuose nenukentėtų žmonės. Be tų patobulinimų, kuriuos matote išorėje, interjere, garso izoliacijoje, čia atsirado tokios sistemos kaip grąžinimo į eismo juostą sistema, kai automobilis pats gali grįžti į savo eismo juostą, jei vairuotojas iš jos išklysta. Ir tai veda link naujos ProPilot sistemos, kuri bus pirmasis Qashqai žingsnis link autonominio vairavimo. We have been democratizing the technology, especially some... Mes demokratizuojame saugumo sistemas. Note modelyje mes pristatėme Safety Shield paketą su eismo juostos išklydimo palaikymo sistema ir dar daug kitų funkcijų, kurios anksčiau buvo randamos tik dideliuose automobiliuose. Ta pačia kryptimi einame ir su Qashqai modeliu. Jis neleis susidurti su pėsčiaisiais, neleis iškrypti iš eismo juostos ir dar daug kitų technologijų. Jos turi dvi paskirtis – tobulinti technologijas link autonominio vairavimo ir gerinti saugumą, padėti vairuotojui ypač tose situacijose, kuris prarastų automobilio kontrolę. Kokių tik keistenybių nepasitaiko automobilizme. Štai būna, kad sunkvežimių gamintojai sugalvoja gaminti lengvuosius automobilius, o būna ir atvirkščiai. Štai pavyzdžiui, Mercedes-Benz sugalvojo pagaminti sunkvežimį. Tiesa, jis labai nedidelis ir labai dailus. Tai nėra visiškai naujas daiktas. Mercedes-Benz neišradinėjo dviračio, nes jis seniai atrastas. Vokiečiai nebuvo išdidus ir sukonstravo savo pikapą panaudoję Nissan Navara platformą. Gavosi bekeliai tinkantis padidinto pravažumo automobilis su patikrinta transmisija, papuoštas Mercedes-Benz varikliu ir salono prabanga. Tikėtina, toks prabangus sunkvežimiukas masins turtingus arabų šalių bei Rusijos pirkėjus, o tikriausiai suvilios ir vieną kitą prakutisį Lietuvos ūkininkaitį. Kitose laidose mes ir vėl tęsime pasakojimą apie Ženevos automobilių parodą. Na, o aš kviečiu visus apsilankyti Ne vienas kelyje Facebook paskyroje ir sužinoti daugiau pikantiškų mūsų auklėtinės vairavimo pamokų momentų. Šiandien aš su jumis atsisveikinu ir linkiu saugaus, gero kelio. Sudie.